Kadangi matau, kad jums labai patinka tortilijos, jos yra labai paklausios, visos šios idėjos, tai nusprendžiau, kad antroji savaitė bus ir vėl tortilijų. Nes tų idėjų yra labai daug, mes asmeniškai patys labai mėgstame tortilijas ir dažnai su jomis gaminamės. Taigi keliaujam toliau su receptais. Ir šiandien bus desertas, ogi cinamoninės bandelės. Ir taip paprastai, greitai, bet žinokit, irgi labai skaniai. Tai va, reikės tortilijų 2 ir tik kelių ingredientų. Cukrus, pienas ir cinamonas. Na ir gabalėlis sviesto. Taigi einam gaminti. Valia. Na ir va, viena jau cinamoninio bandelio rolsas yra padarytas. Dabar darome kitą. Šitą žiūrėk, kreminę sūrį pasirašiau, o kai sakiau, ko reikės, tai kreminę sūrį truputį pamiršau. Reikia, žiūriu, daryti kažko tai nėra, kažkas praleista. Tai va, tepam, per daug storai nepritepam. Taip tiesiog suvilgom visą tortiliją. Tai čia negi vienai tortilijai reikia arbatinio šaukštelio kreminės sūrio tiktais. Na ir dabar cinamono ir cukraus derinys. Išbarstom taip daug, kaip iš čia norit. Aš čia pasirašiau 2 šaukštai cukraus ir 1 šaukštas cinamono. Nes po to dar biškį barstysim, kai supjaustysim gabaliukais. Kaip kvepia, žinokit, šakės. Jau dabar tiesiog įsivaizduoju stiklinę pieno ir šias bandeles. Na ką, ir viskas. Ir dabar tiesiog susukame gražiai. Na va. Ir viskas, jau turime 2. Ir dabar man reikės eiti išsilydyti gabalėlį sviesto. Na ir viskas, paruošėme 3 tortilijas. Įsilydėme ką tik sviesto gabaliuką. Gražiai apšlakstysime, kad jos būtų traškios, dar skanesnės. Orkaitę įjungsime ant 180 laipsnių ir kepsime 12-15 minučių. Dabar taip gražiai glaistysim sviestuku, o vėliau kaip iškeps baltų cukraus glaistuku. Ne, kažkaip aš ten kitaip sakiau, ne? Dabar apšlakstysime, jo. Ir dabar apšlakstysime tirpintų sviesto ir vėliau aplaistysime. Ne, nebesurimuoju. Ir pabaigai, aišku, reikia dar cukraus ir cinamo, tai vat ką tik apibarsčiau, kad būtų dar skaniau, traškiau, toks kaip mini griliažas susidėjęs ant mūsų tortilijų bandelę. Tai va, įkaista orkaitė ir dedame kepti. Ir galime tuo metu pasigrožėti, kokia yra šiemet mūsų graži žiema. Čia šalia mūsų yra miškas, pievos, tai tie miškai, kaip gražiai atrodo. Labai. Pasaka tikra. O dar žinot, kada pasaka yra? Kai vaikas miega, pietų miego. Ir tada galime dirbti. Na ką, kol turim laiko ir kepa bandelės, taigi reikia kažką veikti. Tai darome, va, testuojame kitą receptą galbūt. Jeigu mums patiks, tai pasidalinsim. Taip pat tortilija, tik tais įdaras yra su tunu. Jeigu patiks, parodysim. Na ir viskas, mūsų cinamoninės bandelės gražuolės jau iškepė, apskrudusios, tokios traškios. Ir dabar darysime baltą glaistą. Pasiruošimą, jūs man cukraus, pudros ir šiek tiek pieno. Na ir viskas, greit pasidarom.
Ir ragaujam. Na ir viskas, bandėlės yra pagamintos, jau paragautos. Kaip skanu, žinokit. Trašku, cinamonas, glaistas. Na tikrai, jeigu neturite laiko, norite deserto, pasigaminkit. Labai geras, labai. Pritarė, ne? Atsikėlė vaikas, nespėjom per pietus. Ane? Nu, tai gausi vieną bandėlę, gerai? Gerai. Tai patinka mano receptai, sekite mane, komentuokite, spauskite like ir iki kitų skanių receptų. O šį kartą idėja, kaip namie pasigaminti skanę traškę pizzą, jeigu turime tik po tortilėje, daug sūrio svarbiausia ir kažkokia mėsytė. Labai viskas greitai pasidaro, taigi keliaujam gaminti. Na ir viskas, pirmas sluoksnis yra padarytas, daug sūrio ir pasirinkta mėsytė, ką turit, labai paprasta. Galite dar dėti, jeigu turit kokių špinatų, žalumynų, galite dėti tą patį pomidorą, bet reikia labai nusausinti, kad nebūtų daug skystimo ir tas mūsų pirmas sluoksnis nesigautų toks minkštas, nešlapintų per daug tortilijos, nesgi norim, kad būtų trašku. Tai va, tai dieną paruošėm ir dabar tiesiog elementariai imam vėl tortiliją, dedam ir dar ingredientai ir viskas kepam. Paprasta, ne? Labai net pati, žinokit, gaminu ir galvoju, ką aš čia rodu, tik kad čia taip elementaru, bet gal tiesiog jūs pat nežinot tas idėjas, gal nesat, nežinau, net matę gal kažkur, arba net nepagalvojot. Tai va, darom kitą sluoksnį. Na ir viskas. Svarbiausia daug sūrio turėti. Tai va, tai padarėm, daugiau jau iškeps, daugiau kai iškeps, tai tiesiog pagardinsim Provanso prieskoniais. Ir viskas. Supjaustom gražiai trikampikais ir valgom. Tai va, dabar jungiame orkaitę 180 laipsnių, viršus apačia. Valia. Prasiplaunam, ko laiką turim. Viskas, ir mūsų pica atkeliauja. Na ir ką, dabar sakiau, kad reikia dar užsidėti Provanso prieskonių. Taigi labai gerai. Traški, skani, daug sūrio, tas kumpelis. Dėl traškumo tiesiog ideali, pažiūrėkit. Čia apskrudė. Net nepasakytum, kad čia yra 2 tortilės, žinokit. Tak aišku, nuo tos storis jaučiasi. Labai gerai gavosi. Labai. Taigi dar turėjom gražgarštį ir turim. Šagalim priškai. Čia plaktoj. Jeigu kas sako, kad nesvyko, pažiūrėkit. Tada reikia paslėpti po saloto lapais, ar ne? Nu, viskas va. Kažkas matos va. Tada, kad čia irgi jau kaip ir gerai. Pasak. Ne, iš tikrųjų, kaip man patinka labai su gražgarste, mes darome. Kitas mano receptas yra pernai darytas baltyminė pica, ten sugrūdėta varškė, jau padas pats kepasi darom. Tai irgi vat, valgom visą laiką su gražgarstėmis. Labai skanu. Labai. Vėlų. Pabandyk, kai nesat bandę, tikrai žinokit. Gaminsit dar ne kartą, jeigu esat picų mėgėjai, čia svarbiausia pradėkim, jeigu mėgstate picas. Jeigu jau nelabai, tai tada jau negaminkit. O gal patiks? Iš tikrųjų gal patiks, gal kaip tik gaminsit. Nu kas čia yra, kažkas dabar nesusitvarko. Tai gerai. Skanaus man, o jums gero žiūrėjimo ir eksperimentuokite. Nu gerai. Visai čia neblogai gausi. Ir vėl nauja idėja, ir vėl idėja su tortilija. Matot, keli ingredientai, bet pasidarysime labai skanius pietus, gali būti ir puikiai vakarienė.
nes tikrai turinti labai daug baltymų, labai lengvai pagaminama ir skani. Pagrindas bus tunas savo sultyse. Svarbiausia yra jį labai gerai nuspausti sultis. Labai gerai nuspausti, labai. Ai, gerai pasakiau čia. Suprato žmonės. Gerai. Tai va, tai aš jau esu sultis nuspaudas ir einame gaminti. Užtruksime vos kelias minutės. Tu kur bėgat nuo to svogūno? Ajėta. Tai va. Toks baisus. Toks baisus tas svogūnas kaip visada. Mano akys labai jautrios yra. Aš čia kartais ne tas pats receptas, kur čia testavot prieš porą dienų. Ai, tai jo, tas pats, tą patį gaminam. Lygiai taip pat dar turėjau minčių truputį čia, gal įdėti garstyčių, gal truputį sūrio, gal kokį salotą dar. Bet sakom, ai, jeigu jau patiko taip, tai darom tiesiog lygiai tokį patį. O jūs jau darykite savo variacijas, kaip norėtumėt. Jo, dabar yra svogūniuką, ne? Na ir viskas, ir mūsų tuno įdarui viskas yra paruošta. Ne? Dar neatsigaunu žodėt nuo to svogūno. Taip, tai yra 2 šaukštai kukurūzo, svogūno čia jau kiek norite aštriai. Graikiškas jogurtas yra pagrindas, nu ir truputį dėl skanumo majonezo. Jeigu nenorit, nesidėkit, dėkitės garstyčių, pavyzdžiui, kad tai majonezo. Tai va, galite taip pasiruošti. O kiek tuno? Tuno 1 skardinė savo sultyse. Na va, ir viskas tortilę susukom, sudėjom viską į centrą, pasidarėm tokį kvadračiuką ir sulenkėm gražiai. Tai dabar dedame į keptuvę, paskrudinam, jeigu turite grilių, dėkite į grilių, pasigrilikit. Pasvarbu, kad mūsų tortilėje būtų traški ir tada tas sušiltėjęs visas vidurys, kukurūzai, svogūnai, tas tunas, nu jis toks, ką nužiūrokit labai. Taigi varom. Jau keptuvę ir kepam. Tai kas nutiko? Tai va, kai būna tas tikras virtuvės istorijos. Sugalvojau, kai jau antrą pusę tortilijos apkepinėjo, susirasti gražią lėkštę patiekti. O ten kiek tai reikėjo tik tais trumpai patkepti tą tortilijos pusę ir man sudegė. Nu, negražiai, nu tai biškai per tamsiai. Tai ką darom? Greitai vėl traukiam naują tuną, greitai viską vėl pjaustam, ruošiam. Jeigu nenorisi galutinio to rezultato su kažkokiu nuodegaliu truputį. Nes iš tikrųjų labai skani idėja, ši labai skani tortilija, tai darome greitai naują tortiliją. Šiaip iš tikrųjų taip būčiau gamimus, taigi čia ir man, ir vyrui. Tai va, greituoju būdu tenka paruošti ir kitą. Antrą kartą geriau pavyko? Geriau pavyko, žiūrėkit, taip gražiai apskrado. Ten jau taip biškė prie nuodeguriuką jau truputį. Pateikti reikėjo gal pusėm tas, kai plytelės ten nusistatai, vidutinės kaitros jau taip vos nemaks, tai taip ir yra. Na ką, viskas ragaujam. Ragaujam, kol dar šilta, nes man tai skaniausias yra kol šilta. Tai ar skanu? Skanu. Kol iškepė šitą tortiliją, mes jau suvalgėm praeitą. Tai dabar jau valgom dar po antrą pusę. Nu, tikrai nevalgom, valgom. Ir dar tavo tą pusėlę. Labai skanu. Labai. Jeigu dar mėgstate salierą, stiebinį, tai dar galite įsidėti, kad gabaliuką suspjausite tą vieną. Labai skanu irgi. Paprasti, lengvi receptai, kiekvienam tikrai pagaminami. Taigi prašom, gaminkitės ir iki kitų receptų. O visus šių receptų aprašymus su tiksliais ingredientais ir jėga galite rasti trumpesniuose filmukuose. Greituose. Tai gerą minutę, ten paieškokite apačioje ir rasite. Receptai su tortilėmis dar vis tęsiasi, bet šis receptas jau yra paskutinis. Tai padarysime tortilijų picą su dešrelėmis. Bus traški, be vargo, lengvai pagaminama
Tiesiog labai labai skani. Taigi, einame gaminti. Taip, reikia skaldos. Pasiklojam pirmo. Prieš darant va tokią pizzas rėmelius pasitikrinkite, ar jūsų dešrelės nėra, žakit, per ilgos. Nes mano reikėjo patrumpinti, nes jums laušis tortilija ir gražiai neapsijuos kraštai. Tai vat, susitikrinkit, o dabar darysim pagrindą kiaušinio plakinį, nes dėsim jį vėliau, tai pasidarysim pagrindą su mozzarellos sūriu. Na ir kaip ir minėjau, sūris pagrindai buvo paruoštas. Dabar pomidoriukų uždėjom, per daug neuždėkit, kad neišskystėtų. Čia buvo pasiruošęs 8 pomidoriukų, bet praeitą kartą buvo daręs tokiais mažais vyštiniais, tai žiūriu, kad šitie didesni, tai nedėsiu tiek daug, tai dėjau tik 5. Ir dabar pasiruošime iš 2 kiaušinių plakinį, kurį čia paleisim ant viršaus. Pagardinsim su petražolė. Kas tai petražolė, kažkas pagraužė čia jau. Pagraužė. Kiaušiniai 2 suplakti, imkite tą viduriuką tikrai 2. Vienas bus per mažai, 3 gali būti per daug. Tai va 2 ir truputis petražolė. Aišku, neturit petražolį, dėkite tiesiog svogūnų laiškus, krapus, kažkokią žalumyną, nes vis tiek labiau skonį priduos. Tai va dabar pilsim viską ant viršaus ir toliau sūris. Ir viskas, paskutinis akcentas. Dėsime sezamo sėklas. Labai labai skanu, traškučiai kaip vaikystės bandelė tokia, ne? Tiesiog va tešla, dešrelė ir sezamai. Tai va, čia daugiau tik vieną kiaušinio plakinio susiplakiau, apteikiau, kad būtų taip traškiai, geltonai, gražiai atrodytų. Sūrį uždėjau taip nemažai, kad tikrai būtų gera pica. Ir dabar dedam sezamus. Tai kaip gavosi? Puikiai. Labai gerai, žinokit. Kaip skanu. Viskas taip minkšta. Puikiai iškepė. Dešrelė tokia sultinga ir visas tas centras, to daug sūrio. Pomidorai, aišku, tokias drėgmės duoda. Labai labai skanu. Ir širdėje jums gali tikti ir tiek pusryčiam, tiek vakarieniai, tiek pietam. Labai 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 patinka. Jeigu esate prieš pažiūrėtas pieniškas dešreles, tai galite dėti vietoj to piknik lazdeles. Tai bus dar daugiau sūrio. Į vidų galite kokią mėsytę, kumpelį įsidėti, jeigu kitaip norit. Ir va, ir lygiai tą patį. Kiaušinį užpilat, dar daug sūrio. Ir tie sezamai, kaip čia tenka, žinokit, tikrai vaikystė primena. Tikiuosi, kad dedate fainų idėjų ir gal jau bandėte pasigaminti. Taigi, sekite, komentuokite, spauskite like ir kitų receptų. Nu, tobulų. Tu nori valgyti, ar nori? Paragaučiau. Tu tai gali praeit. Bent jau tiek. Na gerai, valgyti. Nu, pelekas.